bulvės, lašinukai, svogūnas, faršas ir to visko reikės mums plikytus tešlos cepelinam. Tešlą cepelinam plikysiu, paskui parodysiu kaip. Gausis tikri tarkių cepelinai. Bulvės nusiskutom, dabar tarkuojam. Spausim iki sausumo beveik. Tol, kam reikia plikytos tešlos. Pabiškį. Iki sausų tarkių. Nu va, tokie tarkiai turi gautis. To vandens, kur nusukėm nuo bulvių, neišpilam, laukiam, kol nutesės krakmolas. Vandenį sultis nupilsim, krakmolus sudėsim čia. Druskos dabar nededam, einam keisti vandenį, palauksim, kol vanduo užvirs, įdėsim į vandenį druskos ir jau pilsim verdantį vandenį ant bulvių. Ir ant 2 kg bulvių reikės maždaug 100–150 gramų verdančio vandens. Nu, matot, kiek čia krakmolo liko. Visą krakmolą dedam į mūsų tešlą, tarkius. Ir tuoj pilsim vandenį. Biškį pamaišom, kad nebūtų krakmolas vienoje vietoje. Dabar gaunas kieta, jau kad yra nugręžta labai smarkiai, bet jau su vandeniu suminkštės. 100 gramų. Po biškį. Va, tiek šitai užteks. Tada jau automatiškai pradeda trauktis ir maišom. Automatiškai mums jinai minkštėja, darosi elastinga. O tokia tešla turi gautis. Kas turi daug bulvių, gali daryti. Kas turi savo, gyvena kaime, gali daryti. Gaunas tikrai labai skaniai. Paragaukit, pamėginkit, įsitikinsit. Nu va, mūsų masė gatava. Tuoj lipdyti. Nu va, aš pasiruošiu taip, man taip patogiau. Viskas gaunas lygiai, porcijos vienodos. Nu ir pradedam lipdyti. Tikrus žemaičių cepelinus. Faršo negailim. Vieną turim. Dedam čia. Darom antrą. Neperpilkit daug vandens, kad negautųsi per daug skysta. Gaunas labai skanus. Tikrų tarkių cepelinai. Antrą turim. Nu, cepelinai mūsų gatavi.
Dabar uždengiam juos su tuo pačiu rankšluosčiu, kur spaudėm, sudrėkintų, bet išgrįžtų gerai. Čiučiu drėgnas, kad būtų. Ir pjausim lašinukus į svogūnus. Tvarkoj. Cepelinus turim, paruoštus. Lašinukai supjaustyti, svogūnas supjaustytas. Tai ką, einam dėti vandenį. Truputį druskos nepamirškite dėti. Lauksim, kol vanduo užvirs. Dėsim cepelinus. Ir kepsim nesikėp su svogūnais. Kai ant lengvų dujų, kai pakels į viršų, ant lengvų dujų virsim apie 20-25 minutės. Pasukinėjom, kad atšoktų. Nu, laukiam, kol užkils. Pakils ir 25 minutės virsim. Sudėsim kresnikės. Tegul kepa, apkeps kresnikės, sudėsim svogūnus. Tegul kepa mažų dujų. Nu, matot, kaip iškilo. Dabar 20 minučių ant lengvų dujų. Tegul jie verda. Pradės vartaliuotis, ten sudėsim svogūnus kartu. Nu va, aš žinau, kad atgibė, galim dėti jau svogūnus. Mūsų druskos, pipiriukų, daugiau nieko nedėsiu. Nu ir pažiūrėkit, koks čia grožis gaunasi. Kaip paršeliai. Tuoj dėsim į lėkštę ir valysim. Dar 5 minutės ir viskas. Nu, dedam į lėkštes. Žolai gaus. Taip, kad žiūrėkit, prisijunkit, 90% žiūri neprisijungusius, jau nesunku, man malonu. Nu va, turim pietus. Noriu dėkitės greit, nes dar. Nu ir viskas, skanaus ir iki sekančio.